Sveiki, taigi šiame video parodysiu, kaip sumodeliuoti šį paprastą namuką. Tai turėtumėt padaryti per tikrai mažiau negu valandą ir galime pradėti. Praeitame video parodžiau pagrindinės programos funkcijas, supažindinau su pačia programa ir šiandien galėsime pradėti naują projektą. Tai paspaudus vienas dešinėje pusėje klaviatūros einame į tokį, kaip čia pasakyti, plokščią vaizdą ir tada paspaudę Shift A galima pasirinkti Image, Reference ir tada paspauskite būtinai Align to View. Tai aš tiesiog pasiėmiau iš interneto, jau tai yra padarytas modelis, bet kol mokinamės reikėtų vis tiek naudotis tomis nuotraukomis, nes kartais patiems sugalvoti, ką daryti, tai tikrai yra labai sunku. Tai aš iš šitos nuotraukos, kaip matau, yra 3 pagrindinės figūros, tai yra, jos visos yra kubai. Ir matau, kad yra šiek tiek pasvirę, tai yra stogelis, kitas stogelis ir trečias stogas, tai yra jau dar vienas kubas, tiesiog jis yra jisai plokščias yra. Tai galime pradėti. Tai aš visų pirma visą laiką pasidarau tiesiog platformą. Tai galim pasidaryti platformą. Tai kaip ir praeitame video Shift A ir galit pridėti kokią norit objektą. S, X, ne, S, Y, ir tada tempiam taip, ir tada S, Z ir į viršų. Shift ir D suduplikuoja ir tada paspauskit klaviatūroje Y, ne Y, X ir tada gaunasi lygiai toks pat objektas, S, Z ir iškeliu į viršų ir tada tiesiog į viršų. Tai tiesiog galiu ir vėl tą patį padaryti. Ir tada S, Z ir sumažinu šiek tiek. Tada vėl G ir Z. Tai ką tokiu atveju aš darau? Tai aš pasirenku tiesiog kraštinę, neplokščią dalį ir tada spaudžiu būtent pasirinkus kraštinę Z, G ir Z ir tada galim nutempti į apačią. Taip, tai šitas jau yra padarytas ir tą patį padarom ir kitoje pusėje. Ir taip pat matau, kad galėtų šita kraštinė būti aukštesnė. Na va, ir turime kažką panašaus. Tai visos tikslas yra nepadaryti, kad viskas būtų taip pat, bet kad būtų panašu. Viskas yra tam, kad tiesiog išmoktumėt naudotis tiesiog pačia programa ir tikrai ši programa nėra lengva ir tikrai yra sudėtingų momentų man pačiai ir nors aš naudoju jau 3 metus, bet manau, tikrai galima išmokti. Tai, kad padaryti šitus stogelius, ar ne? Tai yra keletas būdų, bet aš, man atrodo, pasirinksiu patį paprasčiausią. Taip, galim pradėti nuo vidurinio. Shift D paduplikuojam, tada Z į viršų, tada S, Z ir sumažinam, kad būtų gan plonas stogelis. Ir tada vėl grąžinam, arba tiesiog adom ir nukrenta gražiai ir taip sutaupo labai daug laiko. E ir pataisysim vėliau, spauskite vienetą ir tada gaunasi. Ir maždaug galima padaryti lygiai, nebūtina čia, kad būtų labai viskas lygiai, aišku, kuo lygiau, tuo gražiau, bet ką padarysiu. Tai, kaip matot, aš padariau vieną klaidą ir visi darom klaidų. Tai yra vienas objektas, nėra atskiro stogo, arba mesh labiau separate va. Selection, tiesiog einat į mesh, separate, selection ir yra atskiras, turim atskirą stogą. Tai va, tai galim tą patį padaryti ir su šituo objektu.
Tai irgi paduplikuojam, grąžinam atgal. Taip. Tada gražiai galim, na, kad čia realiai kertasi kraštinės, tai nieko tokio, nelabai matysis. Po to galėsim sutvarkyti šitą dalyką, bet dabar kol kas viskas gerai. Ir taip pat, ką pamiršau padaryti, tai tiesiog išdidinti šitą. Tai, kaip matot, šiek tiek nesusilygiuoja, bet viską galima sutaisyti, sutvarkyti. Ir taip pat reiktų atskirti šitą objektą nuo pačio namo. Patį stogą reikėtų skirti. Į separate selection ir viskas. Ir turime, na, aišku, čia šiek tiek nesusieina, bet nesimatys, tai nebūtina čia. Nebent matysis taip. Tai tada kaip sutvarkyti, būtent turit, tarkim, padarėt klaidą kaip ir aš ir kaip iš tikrųjų padaryti taip, kad atsirastų būtent siena čionais. Tai tiesiog galite eiti į edit mode ir pasirinkti, aišku, kraštinės. Su shift galite pasirinkti kelias kraštinės ir spauskite tiesiog F raidę ir iš karto papildo tą sieną. Tai nėra labai sudėtinga. Tai, man atrodo, praeitame video rodžiau, kaip padaryti, kad būtent nusikirptų tokie dalykai. Bet kaip matote, čia bus gerai, jeigu aš padarysiu tą loop cut, bet nelabai gerai bus, kai padarysiu čia. Jūs matot, čia bus kreiva. Tai vis tiek galima daryti, viskas gerai. Tiesiog pasirinksiu taškus ir padarysiu maždaug, kad būtų lygiai. Taip pat, jeigu komentaruose turit klausimų, jeigu kažkur užstringat, tikrai galit paklausti, aš atsakysiu. Skaitau jūsų komentarus ir ypatingai tie, kurie laukia naujų video, tai negalėjau jų kurti, nes buvau tiesiog labai užsiėmusi gyvenime. Tai tiesiog neatradau laiko tam, bet dabar atradau, tai kuriu video. Taip, tai čia aš viską darau su Ctrl ir R. Tai tiesiog, jeigu neprisimenat ar kaip, viskas gerai. Tiesiog aš darau, bet aš pamirštu pasakyti, ką darau. Va. Ir čia ką padariau, tai tiesiog pasirinkau būtent tą sieną ir paspaudžiau E ir tiesiog į vidų čia man automatiškai užsirakino būtent tas axis. Tai praktiškai, jeigu jums neužsirakina, tai tiesiog bandykit spausti Z, X arba Y. Aš kaip manau, iš tikrųjų galime pradėti jau spalvas dėti. Tai parodysiu, kaip iš tikrųjų pridėti visai malonias spalvas akiai ir galime tęsti tai. Gerai. Tai nuėjus į Shading tab, matome, viskas yra balta. Tai iš tikrųjų norėčiau dabar pasidaryti šitaip. Arba šitaip, bet reikėtų pridėti šviesą. Tai Shift A, Light, Point
Ir aš dažniausiai užsidedu ją labai aukštai. Tiesiog, kad būtų šviesu. Iš priekio gal geriau. Po to parodysiu kaip tokį projektuką išrenderinti ir tiesiog padaryti, kad būtų jau nuotrauka ir jau viskas liuks. Tai va, šitą galima iš tikrųjų sumažinti. Na va. Gerai. Tai dabar yra čia viskas balta. Tai galite tiesiog pasirinkti įvairius taškus ir pradėti spalvinti. Tai galim pradėti nuo stogo. Stogas yra rudas. Tai aš matau pagal nuotrauką, kad jis toks labiau nublokęs. Turime tokią rudą spalvą stogui. Tai roughness reiškia būtent blizgumas objektų. Tai galim keisti blizgumą. Ir pavyzdžiui, dabar nesimato taip gerai. Bet jeigu šiek tiek sumažinsim, matot blizgą, ar ne, objektas. Norim padaryti šiek tiek tokį, šiek tiek blizgėtų. Ir kaip pritaikyti kitiems, ar ne, kitiems objektams būtent tą patį material, tai tiesiog spaudžiam šito mygtuko ir pasirenkam. Tai galim tiesiog pasirinkti. Galim dabar pradėti daryti langą. Kaip matau, jis tamsus yra labai ir šiek tiek blizgus. Galim metalo funkciją uždėti, kad būtų jis šiek tiek tamsesnis. tą patį padaryti, uždėti. Ir su visais langais tą patį padaryti. Dabar sienos, ar ne? Tai galim pasirinkti tokią sodrą oranžinę spalvą. Tai iš tikrųjų noriu tokios gražios oranžinės, kaip pagal nuotrauką. Ir galim, aišku, kitas spalva bus. Čia, aišku, dar vienas dalykas, tai galim pasidaryti, kad irgi būtų atskiros spalvos. Tai aš vėl pasirenku tiesiog sienos ir pasirenku būtent tas vietas, kur aš norėčiau. Dabar galo nesimatys, bet svarbiausia priekis. Tai pasirinkau apačią sienų ir dabar vėl nueisiu į Mesh, Separate ir Selection. Ir dabar bus atskiras objektas ir galėsiu dėti tą oranžinę spalvą. Tai va, oranžinę spalvą uždėta. Tai aišku, čia ne oranžinė turėtų būti, čia turėtų būti oranžinė. Ir čia turėtų būti kita spalva. Tai čia bus tokia truputį kreminė. Ir dabar ką darysim? Na, čia truputį per daug. Ir ką dabar darysime? Tai tiesiog pakelsim visą šitą objektą. Noriu pasirinkti kraštinę. Tai aš visų pirma atskirsiu. Ir čia bus taip. Čia gali nebūti tobula, čia viskas yra normalu, bet spaudus Ctrl ir B gali tiesiog daryti su ratuku, gali didinti bevel. Tai čia yra toks įrankis, kur gali tiesiog sulenkti kraštines. Noriu padaryti, kad šitas objektas šviestų tamsoj. Tai pridedu naują material ir čia emission. Štai. Tai emission, ką padaro, tiesiog būtų balta. Ir tiesiog bus baltas fonas. Aišku, objektas labai tamsus, palyginus su viskuo. Tai čia iš tikrųjų, jeigu norit, kad būtų tamsus objektas, bet ką galima padaryti, tai išimtas visas šviesas, nueiti į shader ir background.
Ir tada galim padaryti, kad būtų sky texture. Na, čia jūs bus labai šviesus. Ir yra kamera. Na, ir galim dabar jau padėti kažkur. Apspausint 0 ir gausis toks variantas. Ir galima su S ją keisti viską. Keisti poziciją kameros. Ir štai. Tai aš noriu padaryti, kad būtų tiesiog viens ant vieno kraštinė. Tai aš tiesiog pasirinksiu 2000, 2000. Dydis nesvarbu, bet kuo didesnis iš tikrųjų, kuo didesnė nuotrauka, tuo ilgiau renderins. Tai turėkite tai omenyje. Spaudus dešinį mygtuką just focal length galit pasirinkti. Dabar, kaip matot, atrodo labai keistai, nes paprasčiausiai kamera yra per arti. Bandysiu ją kaip įmanoma labiau atitolint. Ir tada būtent pasirinksiu tą just focal length ir padarysim, kad būtų toks priartintas vaizdas. Dabar kaip padaryti, kad atrodytų geriau? Kaip padaryti, kad atrodytų geriau visas šitas objektas, nes atrodo labai plokščiai, bent jau man. Tai iš tikrųjų galit nueiti į čia ir pasirinkti cycles. Na, dabar atrodys visai kitaip. Kaip matot, atrodo daug geriau, bet per šviesų. Na, tikrai per šviesų. Aš pasirinksiu savo būtent vaizdo plokštę, kad būtent rodytų visą vaizdą. Tai iš tikrųjų galim sumažinti tą intensyvumą saulės. Ko gero, čia dėl to, kad šiek tiek yra per stiprus fonas. Dabar atrodo šiek tiek geriau, nes truputį per šviesų buvo. Noriu, kad būtų ir šešėliai, ir visa kita. Ir saulė stipresnė. Kad būtų šviesu. Nedarykit labai tamsiai, nes atrodys nelabai kaip. Ir ne per šviesiai, nes tada prarasit daug detalių. Tiesiog yra toks auksinis viduriukas su tuo. Labiau noriu, kad stogas būtų tamsesnis, bet mažiau saturated, ko gero. Labai atsiprašau, kad naudoju tiek daug anglicizmų, bet taip jau yra. Su blenderiu tai taip ir gaunas, kad daug anglų kalbos reikia naudoti. Na ir štai ir turite šiokį tokį namuką. Ir kaip ir pirmą projektą, tikiuosi pavyko įveikti. Nebuvo, manau, labai sunku, tikėkimės. Na tai ką, dabar parodysiu, kaip greitai surenderinti šią nuotrauką. Tai nueiname į nustatymus renderinimo, kur yra render. Na va, tai turim tą max samples, ar ne? Jų tiek nereikia. Tikrai. Jeigu norit, kad atrodytų labai jau ten gerai ir ten jau turit galingą kompą, tai tikrai labai gerai, bet kad greičiau surenderintų, užtenka šitiek arba 1024 arba 2048. Aš naudosiu 2048, bet patarčiau naudoti 1024, jeigu neturit galingo kompiuterio. Denoise galit šitą pakeisti į fast. Aš pasirinksiu į accurate, nes mano kompiuteris visai neblogas, turėtų greitai surenderinti. Taip pat čia yra kiek kartų atsimuša šviesa ir tiesiog šviesos būtent tie atsimušimai, ar ne? Tai kaip šokinėja šviesa nuo vieno objekto iki kito objekto ir ten labai daug skirtingų gaunasi, nes, pavyzdžiui, čia saulė šviečia, čia atsimuša šitas, čia, žodžiu.
Tai jeigu padarysit mažesnius, tiesiog mažiau, tarkim 8 vietoj 12, tai tikrai pagreitins tą render time. Taip pat paspauskite Swatch GI Optimization. Aš pasirinksiu Add, nes matau, kad jeigu replace, tai čia tikrai labai tamsus gausis. Tai aš tiesiog padarysiu Add. Galit paspausti Simplify taip pat, jeigu norit greičiau, kad surenderintų. Ir ko gero viskas, tikiuosi viską parodžiau. Ir būtinai pasirinkite, jeigu turit galingą vaizdo plokštę, tai pasirinkite GPU Compute, ne CPU. Ir paspaudus Render Image arba F12 galit surenderinti. Tai dabar tik tai įsitikinkit, ar tikrai patinka, ką matot. Aš norėčiau iš tikrųjų tą saulę, kad būtų mažiau galinga. O, šiek tiek geriau. Na, galim renderint, manau. Ir dabar nematot, bet pas mane dabar renderina ir galėsiu parodyti galutinį rezultatą. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ar pražiūrėjot šį video, paspauskite prenumeruoti mygtuką ir taip pat palikite komentarą, kaip jums sekėsi. Tai ačiū, kad žiūrėjot dar kartą ir susitiksime kitame video.